Sveiki, esu Justas, man 38 metai, esu kaunietis, visą gyvenimą čia gyvenęs ir užaugęs, myliu savo miestą. Turiu patirtį su vėžiu, kai man buvo 6 metai, išėjo mano mama Anapilin. Tai buvo toks nepamirštamas iš tikrųjų, kaip būtų, kad ir praėjo 32 metai, nepamirštamas momentas, vis dėlto mama yra mums brangiausias dalykas žemėje. Tai va, atsimenu, iš tikrųjų, mano visa vaikystė buvo aplink sergančią mamą, jinai labai kentėjo, aš tą skausmą atsimenu, nes pamenu, trūkdavo tos mamos meilės ir norėdavosi būti šalia ir kažkaip prisimenu, dar labai neseniai kalbėjom su mamos sesė ir prisiminė tokį momentą, kai labai norėjau atsigult šalia mamos ir mama sako, negulk šalia, nes man skauda ir toks, žinot, išgyvenimas yra didžiulis. Ir kai pagalvoju, iš tikrųjų tie laikai pasikeitė yra ir kiek viskas pažengė. Mamai buvo krūties vėžys, po to, aišku, metastazijos metėsi ir buvo labai blogai, bet kai pagalvoju, kiek galėjo pasikeisti, jeigu tas žinojimas būtų tuo metu iš tikrųjų ta informacija, nes, kiek pamenu, šeima pasako ten apskritai, tas buvo visiškas tabu ir nieks net kalbėti nenorėdavo iš tikrųjų apie tai. Mažai mes žinodom, tai aišku, vaikai ir taip mažai žino, bet šie laikai yra, kaip įsivaizduoju, jeigu dabar būtų atsitiktų toks dalykas, galbūt spręstųsi viskas kitaip ir tikrai gyventų, manau, dar ir dabar mama. Tai va, toks išgyvenimas didžiulis, mano gyvenimui davė, sakyčiau, didžiulė psichologinė trauma, tai žinot, be mamos augt vaikui, kuris nejaučia meilės, moteriškos šilumos, vis tiek tai yra didžiulis išgyvenimas ir didžiulė trauma.